Labą vakarą dar kartelį visiems. Esu Algirdas Grybas, Niujorko apygardos pirmininkas. Šiandien turime diskusiją apie JAV lietuvių bendruomenės organizacijos veiklą. Ačiū visiems, kurie prisijungėte, radote laiko. Labai greitai tik tai perbėgsiu per sąrašą, kas dalyvauja. Turime Rimą Domanskį, JAV lietuvių bendruomenės patarėją teisiniais reikalais. Čia mano apibrėžimas Rimo rolės šitą organizacijai. Turime Rasą Miliūtę, Centrinio Niudžersio apylinkės pirmininkę. Turime Vidą Anton, Centrinio Niudžersio apylinkės valdybos narę. Kostą Maštauską, tos pačios Centrinio Niudžersio apylinkės vicepirmininką. Vėl turime Rasą Sprindys, Niujorko miesto apylinkės kopirmininkė. Rasą Mitrulevičienę, Rytinio Long Islando apylinkės pirmininkė. Skirmantę Filiponę, naują Ročesterio apylinkės pirmininkę, Teresę Gečienę, buvusią Filadelfijos apylinkės pirmininkę, Dianą Norkienę, Connecticuto apygardos ir Hartford apylinkės pirmininkę, Rasą Dooling, taip pat, jei neklystų, Hartford apylinkės valdybos narę, taip. Rimą Girniuvienę, Bostono apylinkės pirmininkę, ir Regina Balčaitienė, Naujosios Anglijos apygardos pirmininkė. Ir dar laukiame prisijungiant Arvydo Barzduko, Pietryčių apygardos bei įstatų komisijos pirmininko. Tai šio vakaro temos pagrindinės siūlyčiau aptarti yra 3. Pirmiausia yra, žinoma, finansai, toliau yra struktūros ir veiklos klausimai ir galiausiai teisiniai klausimai. Pradėkime nuo solidarumo įnašo klausimo. Gerai. Jei neklystų, JAV lietuvių bendruomenės įstatuose yra nurodyta, kad apylinkės kasmet renka solidarumo įnašą. Jei neklystų, kažkur mačiau ir sumą nurodytą $10. Tai mano pirmasis klausimas būtų, ar ši suma yra privaloma, ar tai yra suma, kurią kiekviena apylinkė turėtų rinkti, ar tai yra tik rekomenduojama suma, bet kiekviena apylinkė gali rinkti kitokią sumą savo nuožiūrą. Arvydas Barzdukas, jeigu jūs klausat manęs, tai labai daug yra įvairavimo visokio. Pavyzdžiui, mūsų apylinkiai duoda šeimai tam tikrą nuolaidą. Jie neduoda nuolaidos, jie pakelia, bet jie ten nelabai, Danielė nelabai tą suprato ir jie prašo iš individo $10 ir iš šeimos 25. Įstatai nėra tokie griežti. Pavyzdžiui, Vašingtono apylinkiai kurį laiką rinkdavo dar ir pridėtinį mokestį lituanistiniai mokyklai. Tai taip, kad aš manau, kad kiekvienai apylinkiai nusistatyti savo mokestį $10. Tai Arvydas Barzdukas sako, kad solidarumo įnašo suma nėra griežtai nurodoma ir apylinkės pasirenka joms priimtina suma. Panašiai vyksta ir Niujorko valstijai. Rytinis Long Islandas, Niujorko miestas renka skirtingas sumas. Jeigu renkamos skirtingos sumos, ar tai turi būti kažkaip specifiškai apiforminta finansinėse ataskaitose? Aš manau, kad taip. Aš manau, kad kiekviena apylinkė turėtų paskelbti, kiek jie renka ir savo finansinėje apyskaitoje tą parodyti. Tik tai reikia nenustatyti labai didelio to mokesčio, nes tada žmonės nenorės mokėti. Tai reikia laikytis. Tas $10 nustatymas yra jau labai senas. Bet iš kitos pusės, pavyzdžiui, mūsų apylinkė išsilaiko neblogai. Tai aš nemanau, kad būtinai reikėtų į daug kelt, kad paskui žmonės pradės nebemokėti. Geriau, kad moka 10, negu kad nemoka 15. Taip, bet jeigu, reiškia, siūloma suma yra 10, o renkama 15, iš esmės tie papildomi $5, kaip suprantu, neturėtų būti niekaip specifiškai apiforminami. Tiesiog yra nurodoma, kad $15 yra solidarumo įnašas ir tiek. Ir dabar renka, jo. Aš norėčiau įsiterpt. Solidarumo įnašas ir yra solidarumo įnašas, nes jis yra savanoriškas, kaip aš visuomet suprasdavau, kad žmonės nėra privaloma, kad
bendruomenės nariu nėra privaloma mokėti to solidarumo įnašo. Yra kviečiami žmonės mokėti, reiškia, duotą solidarumo įnašą. Ir jeigu yra $10 nustatyta, bet renkama 5 ekstra renkami paremti savo vietinę veiklą ar kokiam nors specifiniam tikslui. Bet paskui iš tų $10 yra skirstama, dalis eina krašto valdybai, dalis eina apygardos valdybai ir dalis lieka savo vietiniai veiklai. Jo, tai tie procentai turėtų būti skirstomi nuo $10. Taip. Ir Teresė labai teisingai pasakė, nuo pačios pradžios bendruomenės įsikūrimo bendruomenė niekad neturėjo nario mokesčio. Mano tėvas bendruomenę kūrė tą terminą pasiūlė solidarumo įnašų, kuris yra kiekvieno žmogaus mokamas grinai iš solidarumo savanoriškai. Ir to reikėtų laikytis ir nepakeisti to termino nario mokesčių ar kokiu nors kitokiu mokesčiu. Taip. O kiek tai liečia, reiškia, paskirstomus tos nuošimčius, kurie yra privalomi mokėti krašto valdybai ir apygardom, tai juos reikėtų atskaičiuoti nuo $10. O kas lieka daugiau, tai lieka jums. Ar taip supranta ir kitos apylinkės? Aš nežinau, tas klausimas, kada buvo formaliai svarstytas ir man atrodo, kad būtų galima, jeigu jūs New York'e galėtumėt pasiūlyti kokį įstatų pakeitimą, kuris būtų tam reikalui sutvarkyti skirtas, tai gal būtų neblogai, kad tas viskas tada būtų aiškiai parašyta įstatuose. Aš tik tai noriu patikslinti dar kartelį, reiškia, kad Arvydo Barzduko bent jau siūloma interpretacija yra, kad procentai, kurie pervedami apygardai ir krašto valdybai, turėtų būti skaičiuojami nuo $10, nepriklausomai nuo to, kiek yra iš tikrųjų renkama kaip solidarumo įnašas toje apylinkėje. Ar aš teisingai supratau? Taip, aš taip interpretuočiau. Aš galiu dar pridėti mažą pastabėlę čia iš Filadelfijos. Kai aš buvau pirmininkė, aš buvau pradėjus eksperimentą. Išduodavau solidarumo mokestį sumokėjusiems žmonėms solidarumo įnašo kortelę. Ir su ta kortele žmonės gaudavo šiokią tokią nuolaidėlę bendruomenės renginiuose. Ir tas buvo labai didelis pasisekimas. Žmonėms labai patiko turėti tą kortelę. Ir labai trumpai aš norėčiau pridėti čia dar Rima Girniuvienė. Aš tai sutikčiau su Arvydu Barzduku, kad New Yorkas gal iškeltų suvažiavimą tą solidarumo mokestį, nes nelabai rimtai atrodo, kad Bostonas, pavyzdžiui, mes visą laiką renkam $10, jeigu ten Filadelfija ar kur nors kitur renka 15, jeigu New Yorkas 20, tai ką tai reiškia, tai gali kiekviena apygarda savo nuostatus dabar statytis ir kiek nori tų pinigų rinkti, nelabai rimtai atrodo. Jeigu galima įsiterpsiu, čia New Yorkas Rasa sprendys. Mes renkame $15, bet nuo $10 atskaičiuojame visus mokesčius į bendrą kasą, o $5 yra skirti renginiams paremti, kuriuos mes tiesiog organizuojame metų bėgyje. Aš neprotestuoju tam, aš tik galvoju, kad biškai keistai atrodo, jeigu skirtingos apylinkės, skirtingus nario įnašus lietuvių bendruomenėje renka. Gal tvarkoju. Bet gal aš atsiprašau irgi įsiterpsiu. Man iškilo klausimas dabar, kaip jūs sakot, $5 viršaus nuo nustatytų tų 10, nors kaip ir minėjot, kad jisai yra laisvanoriškas, būtina, nebūtina jį mokėti, kas nori, kas gali. Bet kaip dabar finansiškai jūs parodo tuos $5, nes kai siunčiate ataskaitas, iš karto automatiškai turbūt skaičiuoja finansistai nuo tos surinktos sumos, tuos procentus atsiskaičiuoja. Ar kaip jūs atskirai ten gaištat laiką ir tuos $5, kas surinko, žiūrit, renkat pagal tuos surinktus, kaip tuos $5 paskaičiuojat ir ataskaitose parodot? Tiesiog nuo $10 yra nuo $10. Nuo kiekvieno žmogaus paskaičiuojamas, kad jis davęs $10. Tie, kurie iš vis mokėja, tie, kurie davė tą nario įnašą. Taip. Bet jūs duodat lapus pasirašyti žmonėms tuos $15 ir ten pažymėta, kad solidarumo mokestis. Mūsų finansistai, jeigu kažkas duoda $15,
automatiškai pagal tuos $15 ir atskaičiuoja tuos 40% krašto valdybai, 20% ar kiek tenai apygardai. Kaip jūs tą finansinę operaciją? Tai, Rasa, aš tik tai įsiterpsiu dar truputėlį. Tai būtent, žmogus, tarkime, kad apylinkėje šiuo metu solidarumo įnašas yra $15. Ateina žmonės, sumoka $15. Į kasą įeina $15, bet Arvydo Barzduko siūlymų ir taip kaip Rasa Sprindys dabar paminėjo, skaičiuojant procentą, kiek pervesti krašto valdybai, apygardai, pasaulio lietuvių bendruomeniai, yra skaičiuojama, tarsi žmogus būtų sumokėjęs tik $10. Aš suprantu, Arvydai, vėl aš įsiterpsiu, žinai, dėl kodėl gal aš neteisingai suformulavau klausimą. Jūs siunčiat irgi ataskaitas vyriausiam tam iždininkui, kaip Algimantui, ar ne? Ir lape jisai matys tą sumą. Jūs vis tiek turit kažkokią tai įrašą daryti, kad tik tais nuo $10 skaičiuota, nes jisai matys sumą. Sakykime, mes turim paramą rytinio Long Islando bendruomeniai ir šitas solidarumo mokestis $10. Jo, aš irgi noriu įsiterpti, nes aš pati iždininkė esu vienos bendruomenės. Taip pat ir čia dėl to, kad tie $5 galima būtų parodyti kaip atskira auka. Jo. Toje ataskaitoje. Čia yra visiškai nebūtina ta suma. Čia tik yra susitarimas jūsų pačios bendruomenės. Būtent. Ir tarp jūsų iždininkės, jeigu čia iždininkai truputėlį gal daugiau darbo yra, kad išrūšiuoti tuos pinigus. Ir viskas, bet čia nėra problema, žinai. Būtent pritariu Rasai Dūlink. O parašus, kai renkat ant lapo, tai kaip renkat už $15 ar už 10? Supranti, ant to lapo yra skirtingi punktai, kur tu gali parašyti, kad $10 yra solidarumas, $5 yra auka. Ant to pačio lapo tu gali parašyti. Aišku, supratau, ačiū. Regina Balčainė, galiu pasakyti? Pone Regina, prašau. Taip, aš pritarčiau Rimai Girniuvieniai, kad prašyti turbūt Barsuko, kad jis įtrauktų į sekančių, tai yra šių metų krašto valdybos posėdį, šį klausimą išanalizuoti ir pakelti nario tą solidarumo mokestį iki $15. Kad būtų visų vieningai vienas mokestis. Aš nesuskaičiau. Ir paskui tie procentai dalinasi 10, 15, 20 pagal ką mes susitikome. Jeigu... Ar aš galiu pabaigti? Pas mus yra įkurta nauja apylinkė, kurie iš karto vienareikšmiškai vienbalsiai iš karto padėjo rinkti solidarumo mokestį po $15. Jie apie 10 iš karto atmetė, kadangi yra sąlyginai labai juokingai paimota suma. Aš pavyzdžiui, aš manau, kad yra tarp individualių bendruomenių galbūt. Aš, pavyzdžiui, mūsų bendruomenį net nedrįščiau prašyti $15. Todėl, kad ir $10 mes vos tą $10 išprašome, kad susimokėtų. Ir ypatingai vyresnės kartos žmonės tikrai nesutiks. Net ir jauni žmonės irgi nenori net ir $10 išsitraukti iš savo kišenės. Aš manau, kad čia yra, jeigu individualios bendruomenės savo nuožiūrą, kaip ponas Barzdukas minėjo, nori rinkti 15 ar 20, tai čia yra jų reikalas ir jeigu jų nariai sutinka tą mokėti. Bet mūsų bendruomeniai čia net nebūtų klausimas keliamas, todėl kad niekas nemokėtų tų $15, nes ir 10 nenori mokėti. Ačiū labai. Dėl laiko stokos aš norėčiau sustabdyti šią diskusiją, bet tikrai turim visi daug ką pasakyti. Kaip ponė Regina siūlė, galbūt tai yra klausimas vertas svarstymo sekančiai tarybos sesijoje. Ir aš nebijoju, kad kitų apylinkių ir apygardų atstovai taip pat turės labai daug ką pasakyti šio klausimu. Bet aš tai visada duodu daugiau ir mano jau tiek aš daviau solidarumo, o viskas yra auka. Ir čia tokia prasta aritmetika, kad nereikia dėl to laiko gaišinti. Gerai. Supratom, ačiū. Dar tik tai vienas klausimas einant nuo šitos skaidrės. Tam, kad asmuo būtų laikomas apylinkės nariu, ar jis turi susimokėti solidarumo įnašą kiekvienais metais,
ar jeigu jis bent vienais metais susimoka, jis jau visada bus laikomas tos bendruomenės apylinkės nariu? Vis nebūtina mokėti. Žmonės, kurie negali, jie gali būti bendruomenės nariais nesusimokėję. Tas yra nuo senovės ir jeigu žmogus nepajėgia arba neturi pinigų ar nenori mokėti, bet nori būti bendruomenės nariu, jis gali būti. Bendruomenės klausimas bendruomeniai mokesčių. Ir jis tokiu atveju gali išreikšti savo norą priklausyti apylinkiai raštu arba žodžiu, ar ne? Teisingai, ir gali balsuoti, ir gali vadovauti bendruomenės apylinkiai. Puiku, ačiū labai. Judame į priekį. Vasario 16 renginių metu, kaip visi žinome, yra renkamos aukos. Ne visiems yra aišku, kokios tai yra aukos. Ar tai renkami solidarumo įnašai, ar tai yra tam tikros specifinės aukos krašto valdybai. Vasario 16, čia Teresė, vasario 16 aukos yra renkamos krašto valdybai, valdybos veiklą paremti, nes krašto valdyba be tų aukų negalėtų vykdyti savo veiklos, nes reikia kartais ir pavažiuoti, ir parašyti, ir išsiuntinėti, ir dabar su kompiuteriais yra lengviau, bet kai viskas būdavo paštu, tai būdavo tikrai brangiai kainuoja. Jo, matai, pavyzdžiui, mūsų apylinkiai mes turim 2 aukų lapus. Vienas yra krašto valdybai, atskirų čekį, žmonės, kurie aukoja krašto valdybai. O kadangi vasario 16 minėjimas išlaidų, tai mūsų apylinkė renka atskirai ten kelis dolerius, ar šiais metais rinko 22 už priešpiečius, ir tada yra visa skaityba, bet aukos vasario 16 proga eina krašto valdybai. Supratom, ačiū labai. Nebent, aš tik pridėsiu, nebent tas žmogus pats parašo, kad savo aukas skiria valdybai, tada jau nepaduos krašto valdybai, jis skiria bendruomenei, apylinkiai. Taip, žinoma. Ir tokius raštus, tokius čekius galima išrašyti bet kada, nebūtinai vasario 16. Atsiprašau, aš galiu dar čia, Teresė, ar aš galiu dar įsiterpti. Filadelfijoje iš seno jau yra įsigaliojus tradicija, kad dalis aukų renkamų per vasario 16 taip pat padengia išlaidas vasario 16 minėjimo. Bet jos būna visuomet labai mažos, nes mes naudojame tik savo jėgas, meninės jėgas, ir tik duodam, kadgi mūsų lietuvių namai irgi reikalingi išlaikymo, tai duodam auką už patalpą. Puiku, supratom. Bet taip. Ačiū. Sekantis klausimas. Jeigu renginio metu surenkama aukų už didelę sumą, tarkime $600 ar daugiau. Ne iš vieno žmogaus, bet sumoje, tarkime, ar ne? Tarkime, uragano Sandy aukoms paremti ir taip toliau. Ar metų gale reikia paruošti tam tikras papildomas mokesčių formas? Rimai, gal čia klausimas, jums nežinau. Aš nežinau atsakymo į tą, čia reiktų su Gustaičiu kalbėti. Čia Domanskis yra. Rimai, ar jūs žinot, ką nors šio klausimu, ar nelabai? Aš nesakyčiau, kad aš daug žinau toj klausimai. Tai... Supratau. Gerai, tada perduosim galbūt Algimantui Gustaičiui šį klausimą. Kuriuo atveju įdomu. Sekantis klausimai. Niekam nepaslaptis, JAV lietuvių bendruomenė yra nepelno siekianti organizacija ir jinai turi savo registracijos numerį. Bendrai vadinama tax ID, not for profit. Ar jis yra naudojamas visų apygardų ir apylinkių? Esu matęs keletą Algimanto Gustaičio laiškų, kur yra nurodyta, kad tam tikros apylinkės, apygardos ar galbūt net kitos organizacijos yra nusprendusios nenaudoti JAV lietuvių bendruomenės registracijos numerio. Čia Rimas Tomanskis, dauguma naudoja, jeigu organizacija turi savo atskirą nepelno sekantį numerį, tai tada taip naudoja, bet bendruomenė buvo taip susidarus, kad yra centrinė organizacija, kur įeina ta centrinė organizacija, aiškiai apylinkės ir apygardos,
ir visi turi teisę naudoti tą patį numerį ir taip pat irgi reikia pristatyti visus finansus, kur nebuvo tiek daryta prieš tai, bet dabar yra daugiau darydama, Algimantas daug daugiau tą tvarko dabar. O kodėl kai kurios apygardos ar apylinkės nenaudotų JAV lietuvių bendruomenės tax ID? Tik iš tos pusės, jeigu turėtų, sakykime, jeigu registruoja atskirai kaip nepelno sekanti korporacija ir atskirai gauna tą IRS 501c3 tax exemption. Ar čia nors... Kitaip daro per, žinai, tą tikslo numerį. Lietuviškos mokyklos turi savo ID. Taip pat, sakykime, irgi lietuvių bendruomenė turi atskiros filialus kaip Lithuanian Human Services, Lithuanian Educational ir visi tie turi savo atskirą ir iš tos pusės mokyklos veikia arba per tuos, arba turi savo atskiras korporacijas dėl savo litvanistinės mokyklos. Bet apygardos ir apylinkės dauguma naudoja tą patį registracijos numerį. Beveik visus. Dabar ar jos... Prašau, Arvidai. Jokios Anglijos apygarda nenaudojo, kol kas nereikalinga buvo. Jeigu neturi savo sąskaitą ar ką, tai tada kartais nenaudoja. Taip. Bet aš neįsivaizduoju, kodėl nenaudotų. Man absoliučiai galvoj netelpa, kodėl nenaudotų. Būtent, juokingai net keliamas klausimas. Jeigu neturi sąskaitą, tai nėra jokio reikalavimo naudoti. Tai čia daugiausia sąskaita. Bet tai jau kaip yra tos organizacijos dalis tokiu atveju? Visi dalyvauja ir iš tos pusės aukos, žinai, kai yra nurašymo aukos, tai turi duoti tax ID number su to. Tai jeigu duodi auką bendruomeniai, tai tada turėtų duoti tą bendruomenės numerį, kad čia aukoja bendruomenė. Taip, aš įsivaizduoju, kad tas, kas nenaudoja, tai čia yra kaip koksai privatus kioskelis. Jo, turėtų naudoti. Nuomonė, juk jeigu yra organizacija ir yra įstatai ir yra išsigalioja iš metų, kodėl galėtų nenaudoti? Tai kaip tos pinigus nurašo? Tada jų nerodo niekam, ne? Tada aš įsivaizduoju, kaip būtų business under the table. Tai gal nevykdo jokių finansinių operacijų? Kaip sakau, jeigu... Rinkti pinigus turi vis tiek. Jeigu renka pinigus ir turi savo... Aš pats asmeniškai nežinau jokio apygardo arba apylinkę, kur turi savo atskirą 501c3 numerį. Bet aiškiai mokyklos turi, kaip sakykime, čia Chicagoje, Maironis Lithuanian School turi savo atskirą, Montessori turi savo atskirą, bet čia nėra bendruomenės dalis. Aš norėjau tik taip truputį pasakyti, kad mokyklos, tai daugumoje visos Amerikoje lietuviškos mokyklos naudoja bendrą Amerikos švietimo tarybos non-profit numerį. Taip kaip lietuvių bendruomenė, bendrą vieną tax ID numerį. Logiška. Ir Ročesterį Edvardo Gervicko mokykla taipogi naudoja tą bendrą numerį. Švietimo tarybos. Švietimo tarybos, ne lietuvių. Taip, švietimo tarybos. Gerai, puiku. Dabar aš žinau, kad yra tam tikras dokumentas patvirtinantis, kad, tarkime, apygarda ar apylinkė priklauso JAV lietuvių bendruomenės organizacijai ir todėl jin turi teisę naudoti tą nepelno siekiančios organizacijos registracijos numerį. Kaip gauti tą dokumentą, kurį reikia pateikti, tarkime, parduotuvėse, kad nebūtų skaičiuojamas mokesčiai? Esminski, čia yra atskiras reikalas, jūs kalbate apie čia yra sales tax exemption. Ir sales tax exemption nėra automatiškai dėl kiekvieno nepelno sekanti organizacija. Tai dabar mes dabar tik išpildėm dėl Maryland valstijos, kur bus ateityje 16 metais bus šiokia šventė. Tai dabar pildom, kad Maryland galima nurašyti tą, žinai, kad sales tax nemokėt. Prieš tai Illinois, kur bendruomenė yra inkorporuota, buvo duota prašymą gauti tą sales tax exemption ir aš vis mėginu gauti tos formos, kas buvo
padaryta, todėl kad nebuvo gauta prieš mano laiku. Tai aš ieškau gauti, kad aš žinau, kas buvo prieš tai atsakyta ir aš mėginsiu gauti tą sales tax exemption, kad tada galima gauti, bet čia beveik kiekviena valstybė yra atskira, kad tą padaryti. Supratau, ir aš truputėlį užbėgsiu už akių, aš turėjau ateiti klausimą vieną, bet tai, kaip suprantu, jūs dėl to ir registruojate apygardas specifinėse valstijose. Taip, todėl kad, žinai, ir mes tą dabar registravom Maryland, New York'e ir dabar Kalifornijoje irgi dabar padarysim. Taip, New York'o apygarda irgi registruota. Ir dabar, pavyzdžiui, dėl mokyklos Minnesota, ir yra vieni bankai, kur reikalauja, kad turėtų registravimą toj valstijoje, o kiti bankai jiem nedaro skirtumą. Tai dėl Minnesota jie irgi padarė, kad registruoti bent dėl mokyklos. Supratom. Tai čia yra sales tax exemption, kas yra kita, nepelno siekiančias registracijos numeris. Puiku, labai gerai, labai aišku. Dabar, kai pradedame naudoti, tarkime, sales tax exemption ir tą nepelno siekiančios organizacijos numerį, iškyla pavojus, kad kitos organizacijos, kurios galbūt net nepriklauso JAF lietuvių bendruomeniai, gali bandyti neteisėtai naudotis šiais registracijos numeriais. Ar yra jum, ponas Rimai, ar esate susidūrę su tokiam situacijom ir kaip siūlytumėt spręsti, kaip siūlytumėt padėti apygardom apylinkėm apsaugoti, kad tokių neteisėtų naudojimų nebūtų? Tas yra, aš manau, kad tas yra daroma, yra vienas pavyzdys dabar, kur su Algimantu Gustaičiu mes kalbam ir mes mėginam tą sutvarkyti, bet, daug viešai nekalbam apie tą, tik sutvarkom ir padarysim. Ką daryti, žinai, kai ateina, duosiu pavyzdį, dabar nesenai buvo renginys Čikagoje, kur buvo padėti dėl vėžio centrą vaikam Lietuvoje. Ir jie dar nebuvo organizavę nepelno siekianti organizacija, ir jiem buvo reikalavimas, kad, žinai, jeigu žmonės nori nurašyti nuo savo mokesčių, tai tada mes tai padarėm, pirmą mes organizavom, antrą mes padarėm pareiškimą IRS, bet mes irgi padarėm co-sponsors, šįsyk padarėm su Pasaulio TV centru, žinai, kur irgi turi nepelno siekiantį numerį, bet irgi galėjom padaryti, žinai, su bendruomenė ir kokią kitą. Taip. Filadelfijoje šokių grupės naudojosi tuo tax exempt numeriu. Radio programa naudojosi tax exempt numeriu. Bet ką mes padarėm, reiškia, ir choras, kad tos organizacijos, kurios naudojasi tuo numeriu, turi pateikt savo ataskaitas apylinkės kontrolės komisijai, savo ataskaitas. Ir kontrolės komisija turi patikrinti jų iždą. Kad jie nebūtų, kad tik tai savavališkai naudojasi ir niekam neatsakomingi. Taip, kad jeigu yra padaliniai, apylinkėje padaliniai, kaip sakau, kaip šokių šventės, choras ar radio programa ir jie nori naudotis ir mes jiems duodam kopiją to dokumento, tai jie turi duoti ataskaitas mūsų kontrolės komisijai ir tos ataskaitos turi būti pristatomos per metinį susirinkimą. Puiku, labai gerai. Bet tai čia toksai daugiau geranoriškas bendradarbiavimas, ar ne? Bet jeigu mes žinome, kad, tarkime, kažkokia tai organizacija neteisėtai gavo kažkaip tai kopiją to dokumento, Rimai, ką jūs siūlytumėt mums daryti? Ar mes turėtumėm jum pranešti, Algimantui Gustaičiui? Aš sakyčiau Algimantui Gustaičiui, todėl, kad jis tvarko, žinai, finansus ir pažiūrėti, žinai, kaip duoti apyskaitą dėl to. Ir irgi bendruomenė turi nutarti, ar jie nori leisti tą, ar neleisti. Jeigu leisti, žinai, tai reikia tada aiškiai susitarti ir padaryti kokią, žinai, raštišką sutartį. Čia jau kaip nusižengimas, jeigu neteisė, tai nenaudoja. Aš suprantu, bet mes, žinai, visi esam savanoriai ir kartais mes darom ne visai pilnai teisingai, tada reikia pažiūrėti, ar galima susitaikyti, arba sakyti, neturi teisę ir baigta. Sakyti, neturi teisę, arba duoti ataskaitą. Taip.
Tada turi duoti ataskaitą. Aš tik dar truputėlį grįšiu prie Sales Tax Exemption dokumento. Tarkime, aš žinau, kad New Yorko apygarda šiuo metu yra įregistruota New Yorko valstijoje ir todėl mes galime, reiškia, nemokėti sales tax, jeigu aš suprantu teisingai, Rima, iškart mane pataisykite, jeigu jau šneku iš šoną. Bet... Leis man pataisyti. Jūs esat registravę New York'e, bet dar yra atskira forma, jeigu nori gauti sales tax exemption ir ta dar nebuvo padaryta. Tai jeigu nori tą padaryti, tai tada reikėtų, žinai, gauti tos formus ir pažiūrėti, ką reikia pildyti ir daryti. Supratau. Ir be tos formas mes iš esmės vien dėl to, kad esame JAF lietuvių bendruomenės dalis, tai nieko neturi bendro su sales tax New Yorko valstijoje. O nėra automatiškai, ne kiekvienas nepelno siekianti organizacija turi tą teisę, tai turi pildyti formus, todėl kad valdžia žiūri, kad kuo mažiau duoti tą sales tax nuolaidą. Mes buvom susidūrę su šią situaciją ir ačiū ponui Rimui už konsultaciją, jūs kaip tik mums davė tą konsultaciją. Tai pirkom taurės naujiems metams ir irgi norėjom, kad neskaičiuotų taksų, reiškia tų sales exemption. Tai mums jie atsiuntė formą, turėjom užpildyti pardavėjas. Pardavėjas atsiuntė formą, mes turėjom užpildyti ir pristatyti šitą numerį, su dokumentą su tuo numeriu. Bet ten paskui tik tais neapsimokėjo dėl $8 tokio baderio daryti ir nedarėm. Bet ateičiai, jeigu reikės, tai jūs tiesiog kreipėtės į pardavėją ir pardavėjas jums atsiunčia tą formą. Bet reikėtų su valstija pildyti tokią, sales tax exemption formą. Tai jeigu norit, aš galiu, ar norit, kad aš patikrinčiau dėl New Yorko ir pažiūrėčiau, ką pildyti ir pažiūrėti, jeigu daryti tą? Jeigu jūs turit laiko, jeigu turit galimybę, būtų puiku. Ok, tai aš pažiūrėsiu ir mes gausim tą informaciją ir tada jums pranešim ant to. Super, ačiū labai, Rimai. Bet už ką jūs tą sales tax mokat? Ką jūs perkat, kad būtų tokia didelė suma, kaip, pavyzdžiui, mes statėm ambasadą Lietuvos, tai buvo $9 milijonai, tai tada taksai buvo šiokie tokie reikšmingi, bet jeigu tu perki bulkučių ar pyrago kokio ten pusryčiam, tai čia neapsimoka rūpytis. Arvydai, tu čia biškį juoką padarai, čia Rima Girniuvienė. Jeigu darai bendruomenės suvažiavimą, tai tada daug pigiau kainuoja visi viešbučio mokesčiai, jeigu tą galima nuimti sales tax. Taip, bet aš irgi ruošiant kokį nors tarybos suvažiavimą, tada moka pildyti valstijos, bet daugumą parduotuvių, jeigu jos paprašai tos nuolaidos, tai tik parodyt mūsų tax ID, bendruomenės tax ID numerį ir jiems to užtenka. Tas apsimoka tik jeigu ruoši ką nors didelio. Ok, ačiū labai visiems už pastebėjimus. Judame į priekį. Šiuo metu apygardos ir apylinkės vykdo metinius susirinkimus, suvažiavimus ir, žinoma, aptaria metinės finansinės ir veiklos ataskaitas. Klausimas yra toks, ar apylinkės ir apygardos privalo viešai paskelbti metinės finansinės ar veiklos ataskaitas po metinio suvažiavimo? O taip. Ir ar tai yra daroma? Kaip nepelno sekanti organizacija, kiekvienas žmogus turi pilną teisę gauti visą informaciją apie bendruomenės veiklą. Ir buvo vienas toks skundimas apie 10 metų atgal, todėl kad čia buvo tokie trinimas tarp Lietuvių fondo ir bendruomenės. Tai buvo vieno Lietuvių fondo toks žmogus, kur pasiskundė apie bendruomenę ir vieną sakinį pasakė, kad bendruomenė nepristato savo finansus. Ir man reikėjo labai smarkiai kovoti ant to, žinai, su Internal Revenue Service. Reikėjo parodyti, kad viskas buvo parodyta, viskas yra viešai, viskas yra leidžiama ir matoma. Kada skelbti, čia jūs, Arvydas geriau galėtų atsakyti, bet reikia viešai turėti tą informaciją. Kada yra apylinkės
Regina Balsausnė, Naujoji Anglija. Prašau, Regina. Kiekvienais metais mes turime apygardos metinį ataskaitinį susirinkimą, kurio metu vienas iš pagrindinių klausimų finansinė ataskaita ir revizija. Mes pilnai susirinkome kasmet vieni prieš kitus ir turime kontrolės komisiją finansų klausimams. Arvydai, jūs norėjot kažką sakyti? Ką reikėtų daryti visoms apylinkėms apygardoms? Mano apygardos atskaitomybę mes siunčiam kitam Algimantui Gustaičiui, bet niekam kitam aš iki šiol nesu, nes tokio reikalavimo nebuvo. Čia yra viskas viešai, jeigu kam įdomu, gali pasiteirauti ir mes parašom. Čia daugiau gal klausimas, aš dar tik tai pridėsiu. Suprantam, kad, reiškia, visi turi teisę sužinoti apie, reiškia, mūsų organizacijos finansus ir metiniuose susirinkimuose tai yra paskelbiama, kontrolės komisijos patvirtinama. Mano tik tai būtų papildomas klausimas, įdomu, ar kas nors papildomai kaip nors skelbia, tarkime, ar internete, ar yra, nežinau, persiunčiama nariams ar valdybų nariams, ar yra naudojamas kitos. Galiu aš įsiterpti, jeigu kam, reiškia, kai būna skelbiamas metinis susirinkimas, būdama paskelbia, kad bus ataskaita pristatyta, bus kontrolės komisijos raportas, reiškia, pristatytas ir kam įdomu, tas turi būti tam susirinkime. O jeigu jis nedalyvavo susirinkime ir nori gauti tą protokolo kopiją, visuomet jam galima tą protokolo kopiją pasiūsti. Bet, kad reiškia kur nors viešai ten skelbt, to absoliučiai niekad nedarėm ir man atrodo, kad to neturėtų reikėti. Bostonas daro taip pat, kaip Filadelfija. Mes Rochesteris, čia Skirmantė, reiškia, mes, kai turėjom susirinkimą prieš tai, visada būdavo kiekvienam žmogui įduodama ataskaita visa, kas ateina į susirinkimą, o šiaip niekur nebuvo paskelbta. Bet išdalinate atspausintas, reiškia, santraukas, ar ne? Taip. Supratom. Dar viena pastabėlė iš veiklos, reiškia, ankstyvesnės. Kai būna vasario 16, reiškia, aukos renkiamos, tai visuomet per vasario 16 Filadelfijoje būda arba išsiuntinėjimą, arba per minėjimą duodamas lapas su pereitų metų visom aukom. Kas kiek aukojo ir kiek buvo surinkta. Taip kad, reiškia, kai žmogus ateina paaukot, jis taip pat gauna pereitų metų aukų sąrašą. Tai visi žino vardus ir pavardės, kas tai visi žino, kiek aukoja ir tas labai paskatina žmonės aukoti. O, aš norėjau klausti, ką daro. Ir dar ženkliuką gauna. Skatina aukoti. Taip. Labai įdomu. Ačiū visiems. Judu prie sekančio klausimo. Klausimas yra apie iš Lietuvos atvykstančius atlikėjus, muzikantus, menininkus. Kai jiems yra mokamas honoraras už pasirodymą, už koncertą, ar tie honorarai turi būti deklaruojami krašto valdybai ar kokiom kitom institucijom, ar tai tiesiog turi būti įtraukta į apylinkės metinę ataskaitą ir tiek? Aš manau, kad yra tvarkoje įtraukti į tą metinę apyskaitą. Ir jie turi pasirašyti, kad pinigus gavo. Jo. Pavyzdys, Rochesteris, Skirmantė. Mes turėjom Liudnis Libinai atvažiavo pas mūsų ir tai buvo įtraukta į apylinkės metinę ataskaitą. Tai mes nieko kito nedarėm, tik tai parašėm. Gal galit kas nors pateikti pavyzdžių, kaip atlikėjai patvirtina raštu, kad jie gavo tos pinigus? Ar turite kokios formalius blankus apylinkės? Ar... Taip, jo, kai būdavo, Teresė būdavo Filadelfija, turi oficialų surašom lapelį ir tas žmogus, reiškia, atlikėjas pasirašo. Mes tiek perdavėm ir tas atlikėjų vadas, kuris ten vyriausias vadovas, jis pasirašo, kad gavo tos pinigus.
Buvo Gustaičio, jeigu jūs gavot, pono Gustaičio buvo siūstas laiškas prieš porą mėnesių finansistams ir pirmininkams, kad jeigu virš $600 honoraras išmokamas, reikia pildyti specialią formą. Jis ten instrukciją turi, tai jeigu kam įdomu, galėsit parašyti ponui Gustaičiui. Mes dar turime klausimą apie finansus. Pernai visi dalyvavome, ar dauguma iš mūsų dalyvavo tarybos sesijoje metinėje Detroite. Girdėjome ir iš Arvydo Barzduko ir iš kitų, kad tam tikras išlaidas yra galima nurašyti nuo mokesčių. Klausimas yra, kokias išlaidas ir kiek galima nurašyti nuo mokesčių už dalyvavimą tarybos sesijoje. Leis man tą atsakyti, čia Rimas Tamanskis. Pirma, gali nurašyti nuo mokesčių savo išlaidos, kaip sakykime, savo keliavimo išlaidos, jeigu yra pilnai dėl to tikslo. Jeigu yra dalį, sakykime, dėl važiuoja ir porą dienų praleidė atostogos ar ką kito, tai negali nurašyti visus atostogos, tai gali nurašyti viešbučio, gali nurašyti savo kelionę, gali nurašyti savo, jeigu vairuoja, mileage, bet yra mažesnė suma negu, sakykime, business mileage. Kiek atsimenu, dabar yra 24 centus į mylę, o business mileage yra 50 kiek centų. Negali nurašyti savo laiko. Tai sakykime, manim kaip advokatas, aš negaliu eiti ir sakyti, aš ten dirbau ir mano laikas yra vertas toks ir aš nurašau tą laiką. IRS neleidžia, kad nurašytis for savo services, kaip atlikėjas, kaip, žinai, savo norės taryboje ar ką kito. Bet gali nurašyti savo išlaidos. Ir priedo, Rimai, IRS neleidžia nurašyti maisto išlaidų. Maistas negalima nusirašyti ką. Mokam už maistą, pavyzdžiui, už pusryčius ir priešpiečius. Ir šiais metais, kada mes buvom Detroite, pagal apskaičiavimą, kiekvienas iš mūsų galėjo nusirašyti visą viešbučio, nebent kaip Rimas sako, jeigu kur kitur keliavo ir dar atostogavo. Kelionės išlaidas ir $59, man atrodo, nuo registracijos mokesčio. Maisto išlaidų IRS neleidžia nusirašyti. Žinai, aš nesu toks tikslas ant to maisto, todėl kad jeigu kelionė yra pilnai dėl to tikslo ir aiškiai vis tiek turi valgyti, ir sakykime yra banketas. Ir eini tą banketą, tai tada aš manau, kad gali nurašyti. Bet aš toliau turėčiau pažiūrėti. Jeigu banketas yra reiškia, pridėtinis išlaidas, kurie eina, pavyzdžiui, rengėjams, tai tą gali nurašyti. Bet kas yra grinai užvalgyta, IRS skaito, ar tu esi namuose, ar tu esi suvažiavime, suvalgyti vis tiek turi. Tai jie neleidžia nusirašyti maisto išlaidas. Prašau, Terese. 4 balandžio dieną Juozas Polikaitis išsiuntinėjo visiems tarybos nariams kaip tik laišką tuo klausimu ir visą, reiškia, non-taxable donation certificate for Board of Directors meetings. Tas buvo atsiųsta visiems 4 balandžio, visiems tarybos nariams. Yra reikalingas tai klausinės IRS. Tai reikia turėti, jį nepamest, bet šiaip tai jis yra nieko jo niekam nereikia siūs. Ar to laiško, kurį atsiuntė Juozas Polikaitis, ar jo užtenka IRS, ar reikia dar gauti kažkokius tai dokumentus iš valdybos? Niekam nereikia IRS, nebent jeigu klausinės, tai to laiško užtenka, kad tu išleidai daugiau negu $250 savo kaip narys tarybos. Arvidai, aš irgi į tą buvau įsivėlus prašydama, kad Polikaitis parašytų tą laišką. Mano moteris, kuri darė mano taksų, sako, tai kuo tu remdamasi nusirašai. Ir jinai sakė, kad reikalingas toks laiškas. Bet jeigu tavęs IRS netikrina, tai jo niekam nereikia rodyti. Bet jį reikia turėti kaip pagrindą, kodėl tu jos nusirašai tuos pinigus. Jis reikalingas tik tai tuo atveju, jeigu, kaip sako, bus auditas. Jeigu tave pakvies klausinėti, tą laišką reikia turėti. Juozas Polikaitis atsiuntė šitą laišką balandžio 4.
Jeigu žmonės jau sutvarkė šių metų mokesčių deklaracijas, ar jie gali pasinaudoti to laišku ir nurašyti nuo mokesčių kitais metais? Yra Tas laiškas yra specifistas. Previous year rašymas. Tai yra komplikuotas, nereikalingai komplikuotas dalykas. Tai jeigu iš šįmet nenurašėt, tai mano siūlymas nesirūp. Galit bandyti, aš esu kažką nusirašysi kitais metais ir mano ta taks paruošėja sakė, kad galima sekančiais metais nusirašyti kai kuriuos dalykus, visą laiką galima paklausti. Dabar, jeigu, pavyzdžiui, kelionės išlaidas apmokėjo apygardos arba apylinkės valdyba iš savo kasos, nusirašymas nebegalioja, ar ne? Tai kiek atimti reikia taką užmokėjo tau apygardos valdybą? Tai... Gerai, puiku, judame į priekį. Pašnekėkim truputėlį apie renginių draudimą. Jis buvo trumpai minėtas tarybos sesijoje. Ar kas nors jį naudoja, ką jisai konkrečiai suteikia, kaip jį gauti? Kiek tai kainuoja? Jūs kalbate apie paprastą liability insurance, kur aiškiai, jeigu turi renginį, tai visą tai yra svarbu gauti. Ir čia priklauso, ar jūs naudojat su alkoholiu, be alkoholiu. Ir čia, kiekvieną, čia su renginiu aš visas rekomenduoju, kad gautų. Taip, mes kiekvienam renginiui perkam. Rasa, ar galėtum tada galbūt pasidalinti truputėlį, ar jūs einate į kažkokią privačią draudimo kompaniją, ar kaip iš visą tai sprendžiate? Mes per kompiuterį užpildom, ten priklauso, kiek žmonių dalyvauja, kur vyksta tas renginys ir su alkoholio ir be alkoholio. Ir duoda iš karto kainą. Raselė, atsiprašau, o kiek kainuoja vienkartinis pas jūs? Kiek mokat? Mes mokam 150. Tai jums ar neapsimokant, aš galiu patartim pasidalinti, kaip mes darom. Mes imam metinį 5 renginiams ir $700 mokam. Tai gal pigiau išeina. Nors bendrai tas pats, ką čia $50. Na taip, pas mus mažiau renginių gal būna tokių didelių. Ai, tai jums teisingai, jums neapsimoka, jeigu mažiau renginių. Rochesteris, mes irgi darom per internetą ir mums tai kainuoja, galit pasijuokti, tik $50. Užregistruoju viską. Pavyzdžiui, mes darėm vasario 16, reikėjo tik ten užpildyti, kas ką, kaip, kiek žmonių ir taip toliau, kokia patalpa, kiek naudosit ir ten nieko daug nereikia, pasirašai ir paskui tau atspausdina, išsiunti mokestį ir viską. Rimai, gerai, tai. Rimas turbūt patvirtins, kad tu moki tiek, kiek gauni. Reikia žinoti, kokias tas draudimas surengia. Taip. Ko aukštesnis yra deductible, ko mažesnis yra apdraudimas, ko pigesnis. Išgirdom, reiškia, apylinkės rytinis Long Islandas naudojasi, New Jersey's centrinis irgi naudojasi. Įdomu, ar patalpų savininkai, kurių patalpas nuomojate renginiui, ar jie reikalauja tokio draudimo? Ar esate susidūrę su tokiu atveju? Taip, reikalauja, aš centrinis New Jersey's, Rasa Miliūtė. Jie reikalauja praktiškai visados. Ypač su tais, kur sutartį sudarė, mes su estai sudarė metinę sutartį, bet kiekvienam renginiui ją koreguojam. Ir netgi be draudimo neįsileidžia. Pernai ar užpernai mes pas rusus darėm. Užpernai darėm pas rusus naujus metus, be draudimo net neįsileidžia. Bet žinokit, patarimas visiems, jeigu darot renginius didesnius, kur alkoholis ar kažkas, tai tas draudimas reikalingas, nes mes patys iš dalies apsidraudžiam ir save atsakomybę, nes jeigu kažkas atsitiktų, tai mus po kalėjimus užtampytų. Tai patarimas, jeigu didelis renginys kažkoks tai ir pardavinėjate analų ar kažką, tai vis tik tais reikėtų. Jo. Mes irgi, rytinis Long Islandas irgi apsidraudami, kadangi tose patalpose, kur mes rengiam visus savo renginius, ten buvo mūsų mokyklėlė, tai šiaip tai jinai galvoja, kad mes tenai, čia ta pati organizacija, tai jinai sako, jūs vis tiek turite tą draudimą, bet, kaip sakant, mes gaunam kitą draudimą pasiimam šitą, nes nebūtų jokių visai problemų. Aš turiu klausimą Rimui ir Arvydui. Kadaise bendruomenė, kai mano vyras vadovavo krašto valdybai,
irgi paimdavo draudimą krašto valdybos nariams ir Board of Directors. Board of Directors buvo apsidraudę. Ar tas dar vykdoma? Ja, dabar yra buvo pasiūlymai ir informacija apie tą, ir Algimantas Gustaitis tą renka, ir yra klausimas tą daryti ar ne. Mano galvojimas bendrai yra, kad daug nepadeda, todėl kad yra ne tik, ir aš tą pristačiau per mūsų tarybos sesiją, kad yra federal statute ir beveik visi turi state statutes, kur beveik 100% apdraudžia visus tarybos direktorius ir taip ir valdybos narius, išskyrus jeigu jie padaro fraud ir ta fraud nėra apdrausta. Bet yra apdraudimo kompanijos, kur vis tiek parduoda, kad apdengti teisinės išlaidos, jeigu kas būtų, bet aš nematau didelį reikalavimo, bet čia jūs kaip taryba tą svarstysit. Ačiū, judame į priekį. Struktūra ir veikla. Pirmasis klausimas galbūt kiek paprastas. Ar apylinkės šiuo metu pagal dabartinius įstatus yra tiesiogiai atskaitingos apygardoms ar tiesiogiai krašto valdybai? Geras klausimas. Man atrodo, kad krašto valdybai apylinkės yra lyg ir tarpininkas, apygardos lyg ir tarpininkas yra, bet mes dabar išjungėm apygardos atsiskaitimą, nereikia tų pristatinėtų kontrolės komisijos aktų. Tas viskas dabar yra krašto valdyba. Aš neturiu gero atsakymo. Man atrodo, kad pagal įstatus turėtų būti, kad apylinkės atsiskaito per metinį apygardos ataskaitinį susirinkimą. Taip visada ir vyksta, jo. Taip, Naujosios Anglijos apygarda taip ir vykdo per metinį apygardos ataskaitinį susirinkimą, mes išklausom apylinkių atsiskaitymą ir dalyvauja apylinkių pirmininkai arba jų įgaliotinė asmenys. Bet Regina, sakykit, apylinkės savo metinius susirinkimus irgi vykdo. Taip. Kurie yra atskirai ir kurių metu... Krašto valdybai dar priedo ir yra atskiras punktas, kada atvyksta apylinkių pirmininkai į tarybos posėdžius ir atsiskaito krašto valdybai. Bet apygardose atskirai darome metinį apygardos ataskaitinį susirinkimą, kur yra kviečiami visų apylinkių pirmininkai arba jų įgalioti asmenys ir trumpa analizė ir ataskaita kiekvienos apylinkės yra vykdoma. Aišku, įdomu. Pas mus konektikutė irgi šitaip, jo. Taip, pagal įstatus taip yra. Arvidai, ar galit patvirtinti, ar tikrai pagal tai įstatus taip yra, ar čia tiesiog yra interpretavimas? Kiek aš žiūrau į įstatus, tai apylinkės niekur nėra parašyta, kad apylinkės turi kokią nors atskaitomybę pateikti apygardą. Bet apygarda turi sušaukti metinį suvažiavimą. Taip, apygarda sušaukia metinį suvažiavimą, kur apylinkės atsiskaito. Pas mus konektikute irgi, kai būna apygardos suvažiavimas, tai paprastai visos organizacijos, visos apylinkės tada per metinį apygardos suvažiavimą atsiskaito, ką nuveikė, ką veikia, netgi ir pavyzdžiui, ir pas mus yra Tėvynės garsai radijo stotis, tai ponė Dzikienė visada irgi atskaitomybę duoda ir Berželio kolektyvas ir reiškia visos apylinkės. Taip, teisingai. Taip. Ir vadinasi, metinis ataskaitinis susirinkimas. Taip. Aš tik tai pasidalinsiu galbūt tada New Yorko apygardą, kaip mes šitą klausimą sprendėme jau pernai metais. Kadangi ir apylinkės ir apygarda vykdė paskutiniais metais labai aktyvią veiklą, pernai siūlymas buvo, kad apylinkės, kadangi jos bet kuriuo atveju rengia savo metinius susirinkimus, veiklos ataskaitą, finansinę ataskaitą pateikia apylinkių metinio susirinkimo metu, o apygardos metinio suvažiavimo metu jos dalyvauja, bet
veikla yra diskutuojama tik tai pačios apygardos. Mintis buvo ta, kad žmonės, kurie domisi konkrečiai apylinkių veikla, jau turėjo progą ir visada gali sudalyvauti apylinkės metiniam susirinkime. Jo labiau, kad kai kurios apylinkės fiziškai yra labai toli ir joms dalyvauti ar atstovų, ar kažkaip tai metiniam apygardos suvažiavime kartais yra labai sudėtinga. Bet aš galiu įsiterpti, bet tai gal ir nėra būtini, nes vis tiek žmonėms tai viskas ir kainuoja, ir laikas, ir organizacinis darbas. Mes dabar, kai virtualiai galim bendrauti ir kompiuteriais, ir per tas komunikacijos priemonės, tai tą informaciją žinom, bet tik dėl ataskaitų, tai ataskaitas kiekviena apylinkė pateikia krašto valdybai. Bet mes kažkada su ponas Arvydai su jumis ir kalbėjom, kad apygarda dažnai gal tų suvažiavimų, kad ir nekviečia, bet dalyvauja, kada vyksta rinkimai. Va čia jos funkcija labai svarbi yra. Apygardos pagrindinė funkcija dabar pasidarė rinkimų pravedimas. Taip, tai gal to ir užtenka. Kas nori, tas daro, o šiaip tai gal nėra būtina, aš nežinau. O šičia įstatuose jūs paskaitykite ir apygardą, ir apylinkę. Niekur nėra parašyta, kas yra kam atsakingas. Tik tai koordinuoja apygardos, reiškia, yra steigiamos bendrai veiklai derinti. O šiais laikais tas pasidarė beveik neaktualu, kadangi tikrai galima susikalbėti labai lengvai, kaip mes dabar kalbame. Pas mus dabar yra Connecticute 3 apylinkės, kurios šiuo metu praktiškai galima sakyti, kad yra tik ant popieriaus apylinkės. Jo. Ką dabar daryti? Viena apylinkė tai apskritai keli žmonės likę ir tos apylinkės pirmininkė iš viso niekur nedalyvauja, nei jokiose renginiuose, nei susirinkimuose, nei posėdžiuose. Absoliučiai. Tiesiog yra, sakyčiau, atsiprašau, piktybiškas ignoravimas. Kitos apylinkės irgi pairo. Tai ką dabar daryti su tokiom apylinkėm? Ar pristatyti, pavyzdžiui, krašto valdybai kažkokį tai raštą, ar kaip, nes mes dabar kaip tik šiuo momentu Connecticute su tuo susidūrėm. Įstatai sako, apylinkės steigia, ribas nustato ir apylinkai nustojus veikti, jas sudaro krašto valdyba. Reiškia, Arvydas sako, kad apylinkės steigia, ribas nustato ir joms nustojus veikti, jas uždaro krašto valdyba. Taip, tai yra vienintelis organas, kuris gali ką nors padaryti šio klausimu. Aš suprantu dabar, Algirdai, bet krašto valdyba taigi irgi ne visada žino, kas vyksta apylinkėse. Jūs galite informuoti, jūs galite galbūt rekomenduoti, jūs galite išreikšti savo nusivylimą, bet, reiškia, daugiau galių įstatuose jums taip, aš suprantu tą, bet čia, reiškia, reiktų tada apygardai parašyti ar laišką, rekomenduoti ar kažką tai. Taip, galite, reiškia, neformalūs tam tikri būdai. Taip. Diskutuoti metinės sesijos metu, taip toliau ir panašiai. Klausimas, Skirmantė Ročesteris. O kiek laiko reikia laukti, pavyzdžiui, jeigu neegzistuoja tokia apylinkė, kiek laiko reikia laukti, kad būtų viskas uždaryta, ar iš viso nereikia, ar čia patys žmonės paprašo tai, ar čia tik šiaip? Aš galiu pasidalinti, mes turėjom savo apygardoje tuos pačius klausimus. Pas mus viena apylinkė buvo uždaryta, buvo Brokstano apylinkė uždaryta ryšiams su bažnyčios užsidarimu ir žmonės tiesiog pageidavo. Tokiu atveju yra daromas, yra susirinkimas, reikia važiuoti, apygardos pirmininkas važiuoja į apylinkę, suorganizuoja susirinkimą, kurio metu užprotokoluojama, kad tos apylinkės, reiškia, bendruomenė pageidauja uždaryti lietuvių bendruomenę ryšius su kokiomis, reiškia, aplinkybėmis. Toliau, reiškia, tą raštą pristatome krašto valdybai ir tada posėdžio metu sprendime, patvirtiname, kad apylinkė yra uždaroma. Toliau, kitas klausimas yra, dabar dėl naujų apylinkių, pas mus irgi yra, įkūrėme naują apylinkę. Taipogi, apygardos pirmininkas važiuoja į apylinkę, susipažįsta su situacija, su žmonėmis,
ir tada reiškia, pravedama informacija, užprotokoluojama dokumentų, tas dokumentas yra pristatomas krašto valdybos posėdžių ir patvirtinama, atidaroma nauja apylinkė. Lygiai tas pats, kiek uždaroma, kiek ir atidaroma. Tokiu pačiu pavyzdžiu. Aš norėjau sakyti, kad kartais kas atsitinka. Pavyzdžiui, geras pavyzdys buvo Ohajo apygarda, kada krašto valdyba pasiūlė, kad uždaryt, sujungt Ohajo apygardą su Michigan, tai tada to jos pat atgaivino Ohajo apygardą. Atmirė. Jos uždarytų ir jie tada po to ir pradėjo šiek tiek veikti. Aš manau, kad jeigu būtų krašto valdyba suprantu, kad jie labai užimti ir neturi laiko, bet jeigu krašto valdyba galėtų pagal jūsų nuorodą, kad ten dalykai nėra labai gerai tvarkomi, susisiekti žmonėmis ir pasiteirauti, kas ten darosi ir pažiūrėti, ką galima daryti, tai gal tos būtų ir geriausias būdas, reiškia, tokius daiktus sutvarkyti, nes jeigu jūs pradėsite ten tvarkyti kaip apygarda, tai aš manau, kad gali kilti įvairiausių tokių asmeninių nesutarimų ir priekaištų ir paskui... Taip, aš su tuo sutinku, o tai gal pradžioj kalbėti su tom apylinkėm ir siūlyt, ar norėtų susijungti, ar galvotų apie, ar pareikštų norą dėl uždarimo. Be abejo, gali tą... Jo. Nėra kalbos, tai yra, jeigu jūs matot problemą, tai reikia ieškoti sprendimo. Taip. Klausimas tada, o jeigu jau siūlyta apsijungti, siūlyta atvažiuoti į susirinkimą, siūlyta dalyvauti kituose renginiuose rengiant kartu ir tas yra ignoruojama jau beveik metai laiko ir viena tokia apylinkė yra ir jinai kaip ir yra, bet kaip ir nėra. Jie sako, kad jinai yra, bet niekas tenai nevyksta, tai ką tokiu atveju daryti? Ar reikia... Pas mus lygiai tas pats yra, taip. Tai ar reikia kreiptis tada jau tiesiogiai į krašto valdybą, jau kadangi visi keliai buvo išbandyti, tai ką tokiu atveju daryti? Sakyti krašto valdybai, svarstyti klausimą krašto valdybai. Aš norėčiau po truputėlį judėti į priekį, jeigu galima. Žinau, yra daug emocijų su neveiksniomis apylinkėmis. Kaip suprantu, patarimas yra paprastas. Pirmiausia, bandome išspręsti susidariusias problemas vietiškai. Jeigu tai nepavyksta, galime kreiptis į krašto valdybą, kuri bet kuriuo atveju pagal įstatus yra vienintelis organas, kuris gali formaliai uždaryti arba atidaryti apylinkę ar apygardą. Labai trumpai. Kalifornijoje buvo susidariusi tokia situacija, kad krašto irgi apylinkės pirmininkas nesiskaitė su nieko nevykdė. Apygardos pirmininkė surinko parašus, 25 parašų rodos reikia. Ir su tais surinktais parašais apygardos pirmininkė sušaukė tos apylinkės susirinkimą oficialų ir naują valdybą išrinko. Taip, kad ten galima pabandyti per esančius dar narius surinkt narių parašus ir sušaukt susirinkimą ir išrinkt naują valdybą. Puiku. Tai čia tik tais pastaba. Ačiū labai. Ar apylinkių metiniai susirinkimai, man atrodo, įstatos yra nurodyta, vyksta sausio-kovo mėnesiais, o apygardos sausio-birželio mėnesiais? Birželio-rugpjūčio. Tikrai? Taip. Tai tada mano šitas klausimas, ar apylinkių metinis susirinkimas privalo vykti prieš apygardos metinį suvažiavimą? Aš kiek skaičiau įstatus, tai pirmiausia vyksta apylinkių metiniai susirinkimai, o apygardos birželio-rugpjūčio mėnesiais. Atsiprašau, būtina tas nustatytas laikas, ar galim rinktis ir spręsti patys, nes pavyzdžiui mūsų bendruomenė iki šiol darė, kaip nusprendžiam, kada nusprendžiam. Bostonas irgi daro, kaip nusprendžiam. Arvydai, jūs sakot, apylinkės renkasi kada, sausio-kovą? Apylinkės turi rinktis iki kovo mėnesio, teisingai. Taip. O apygarda birželį-rugpjūtį? Apygarda yra nuo birželio iki rugpjūčio mėnesio imtinai. Taip. Nedarykime, mes nors kategoriškai, jeigu padarysim savaitę vėliau ar savaitę anksčiau, koks skirtumas. Kaip padarysim? Judam toliau. Jeigu apylinkė arba apygarda yra uždaromos, kam atitenka sukauptas turtas? Čia tas nėra labai... Krašto valdybai. Krašto valdybai pagal įstatus.
Pagal įstatus krašto valdybai galima prašyti, kad paliktų kam nors kitam. Galima gal prašyti, kad paliktų apygardai tada tos apylinkės. Yra buvę, kad taip yra padarę. Pas mus viena Konektikute apylinkė užsidarė, buvo 6, Bridgeporto apylinkė, tai jie visus savo pinigėlius, kiek turėjo, perleido sekmadieniniai mokyklai. Labai gražu. Ačiū. Sekantis klausimas. Kiek yra siūloma mažiausia arba galbūt daugiausiai narių turėti valdyboje? Ar tai apylinkės ar apygardos? Ar yra tokie daugmaž siūlomi skaičiai, ar iš vis tai yra apylinkės ir apygardos pasirinkimas? Gal galite tiesiog pasidalinti jūsų valdybose, kiek šiuo metu yra narių, kad tiesiog žinotumėm, koks yra vyraujantis skaičius? Minimaliai turėtų būti 3 žmonės. Tai pirmas būtų pirmininkas, iždininkas ir sekretorius. Tai pagal įstatus ir pareigimus. Pavyzdžiui, Naujosios Anglijos apygardoje yra pirmininkas, yra pavaduotojas, yra iždininkas ir sekretorius. Ir po to dar kviestiniai svečiai. Labai teisingai, dėl to, kad yra 3 nariai, tai jau tada galimas balsavimas, nes mažiau 3, tai čia biškai absurdiškai skamba jau valdyba. Centrinė Džersio bendruomenė turi 8. Tai iš patirties galiu sakyti, kada reikia kažkokį paklausimą ar klausimą spręs, kol išsiunti elektroninių paštų laiškus, kol gauni atsakymus, tai praeina ir 2 savaitės. Ir jau būna vėlų sprendimą priimti. Teisybė. Tai vat sunku, tikrai sudėtinga. O aš galiu pasakyti labai atvirkščiai, pas mus irgi yra 8, su kaupirmininku 9. Ir mes labai greitai susišnekame ir labai greitai vyksta visų renginių aptarimas ir atsakymai. Tai čia nuo žmonių priklauso. Čia tikrai nuo žmonių. Pavyzdžiui, pas mus apygardoj, aš kalbu apie apygardą, pas mus apygardoj kas dirba ir jeigu kokį klausimėlį iškeli ar kažką, tai tuoj pat žmonės 1-2 tuoj pat atsiliepia. Kas neatsiliepia, tai tie pastoviai neatsiliepia. Tai aš prie to paties tada pridėsiu dar klausimą. Įdomu, kokios yra idėjos, ką daryti su tais, kurie neatsiliepia ir iš esmės tik tai formaliai galbūt apsireiškia kartas nuo karto susirinkime, bet realiai... Pagal įstatus apygardos, pavyzdžiui, suvažiavime, kas liečia apygardos valdybą, tai tokiam žmogui yra skelbiamas nepasitenkinimas jo darbu ir tada reikia balsuoti, aš dabar neatsimenu pagal įstatus, kiek ten balsų turi būti ir 2/3 ir viskas ir jisai automatiškai to žmogus iš valdybos pašalinamas. Teisingai, pasiūlyti tiesiog atsistatydinti, jeigu ne. Taip ir viskas. Nes, pavyzdžiui, mes šiemet būsim priversti tą daryti, kadangi žmogus visiškai piktybiškai ignoruoja, nedalyvauja niekur, tai kam reikalinga tada? Grįžtame vėl prie vizų klausimų. Nebejoju, kad aktualus daugumai. Kokios vizos yra reikalingos atvykstantiems iš Lietuvos atlikėjams ir muzikantams? Leis man tik labai greitai. Pirma, su turistinio visa neužtenka. Yra visas, kur leidžiama dėl kultūros veiklo ir kas yra labai svarbu, kad reikia pakvietimo laišką ir taip pat irgi yra labai svarbu turėti gerus ryšius su Amerikos ambasada Lietuvoje, kad jie suprastų, kad čia ateina iš bendruomenės, kad čia yra svarbus renginys. Mes, kai daroma šokio šventė, kur Bosna daro, aiškiai padarė pakvietimo laiškus ir pakvietė ir viską tą aprūpino. Turiu pasakyti, mes su Lietuvių opera beveik kiekvieną metą darė be manęs, tada visą paklauso mane paskutinį minutę, kad kontaktuočiau senatorių Durbino, kad gauti jo pagalbos ir visą turėjom kovoti. Nesenai buvo tas labai geras akordionistas lietuvis, kur turėjo groti čia Čikagoje ir neleido į Ameriką, todėl kad jis ką nors pražengė per vieną iš senų renginių. Tai yra labai svarbu, kad gauti viską iš anksto, čia paima daug laiko, kad gauti tą gerą pakvietimą, parašyti, kad aprūpinsi ir aš su Algimantu dabar darom tokią beveik kaip formų laiško, kad visi turėtų tokie, žinai, bendrai per visą Ameriką.
Puiku, tai aš norėjau kaip tik klausti, ar yra kokia nors atmintinė, kažkokie tai žingsniai, ką konkrečiai reikia daryti. Tai jūs su Algimantu Gustaičiu kažką panašaus ruošiat šiuo metu? Ruošiam ir aiškiai reikia daryti su pakvietimu. Aš irgi patariau, kad bendruomenės pirmininkė ir kiti, kur važiuoja į Lietuvą, kad naudoti tą progą susitikti su Counselor Section Amerikos ambasade, kad aptarti tos klausimus, ką jie nori iš jų pusės matyti. Pašnekėkime apie kontrolės komisiją. Ar kontrolės komisijos nariai gali būti apygardos ar apylinkės valdybos nariai? Ne. Neturėtų. Neturėtų. Ar neturėtų, ar tikrai negalim, ar tai draudžiama? Čia yra conflict of interest. Jo. Yra parašyta nieko, kad negali, bet aš manau, kad taip jau logiškai galvojant, negali savęs pats tikrinti. Jo, Negali, tikrai negali. Gerai. Ar Nes finansus turi tikrinti kažkas, tai šalies. Taip. Ar sakykit, ar apylinkė ir apygarda gali turėti tą pačią komisiją? Apygardos neturi komisijos. Apygardose nėra tokio daikto kaip kontrolės. Apygardos atsakingos yra krašto valdybai tiesioginiai taikymai. Tai apygardos iš vis neturi turėti kontrolės komisijos, taip? Kontrolės komisijos. Apylinkė tai turi būtinai turėti. Supratom, puiku. Tai reiškia, jeigu apygarda, irgi galbūt pastebėjimas, apygardų pirmininkams, kontrolės komisija yra nereikalinga, apylinkės privalo ją turėti. Puikiai. Puiku. Apygardos 71 paragrafas sako, apygardos valdyba atsakinga Jungtinių Amerikos valstybių lietuvių bendruomenės kontrolės komisijai ir neturi jokios savo atskiros kontrolės komisijos. Bet dabar mes pakeitėm Detroitą tą nuostatą, kad ji savo atskaitam teikia tiesiog finansų, reiškia, vicepirmininkui šiuo atveju Gustaičiui. Koks kontrolės komisijos vaidmuo yra net skaitinių laikotarpių, kai nereikia tikrinti knygų? Ar jos iš vis ką nors veikia, ar jos yra suspenduojamos, ar jos iš vis atlieka kokią nors rolę, ar ne? Mano manimu, ne. Kontrolės komisija patikrina iždą prieš metinį susirinkimą ir paruošia protokolą. Jo, yra parašytas įstatuose šitaip. Kontrolės komisija bent vieną kartą per metus tikrina apylinkės valdybos turtą, kasą, išlaidų teisėtumą, bylas bei kitas apylinkės susirinkimų nutarimų vykdymą. Tai viskas, ką jie daro, vieną kartą per metus. Dabar klausykit, aš turiu vieną klausimą. Viena apylinkė pas mus susideda iš 3 valdybos narių. Aš gavau iš visų apylinkių sąstatus ir ten yra, pirmininkė, iždininkas ir sekretorė. Ir jokios kontrolės komisijos. Visgi apylinkė privalo turėti kontrolės komisiją. Būtinai, aišku. Būtinai, taip, gerai. Jo, turi turėti. Kitaip tai nieks netikrina iždo knygų, jeigu net. Taip turi. Turi turėti. Apylinkė tai turi turėti kontrolės komisiją. Puiku, ačiū labai. Ar yra galima rašyti padėkos laiškus už paramą arba pagalbą bendruomeniai ant oficialaus JAV lietuvių bendruomenės blanko? Ar tiesiog turėtų būti naudojamas apylinkės arba apygardos blankas? Tas, kas pasirašo, turėtų būti to blankas. Gali paimti, Šimkuvienės blanko ir pasirašyti kaip ten priklausantis. Jeigu jūs neturit savo apylinkės blanko, tai tada nėra, kad turi siūsti apylinkę, turi siūsti ant apylinkės, apygardą ant apygardos. Ar JAV lietuvių bendruomenė finansuoja gynybinio teisminio proceso prieš valdybos narį išlaidas? Jeigu valdybos narys yra traukiamas teisminiai atsakomybei, ar JAV lietuvių bendruomenė imasi finansuoti teismo išlaidas? Jūs kalbate apie civilinę teismo, ar jūs kalbate apie garbės teismo? Jeigu yra skirtumas, ar galite paaiškinti skirtumą? Pirma, dėl garbės teismo niekada nesu matęs, kad kažkas turi advokatą atskirą, turi, ir pats tvarko. Jeigu yra civilinės reikalas, aš jau daug metų esu dirbęs su bendruomenė, daug metų su nepelno sekančių organizacijų ir labai retai esu matęs ir turiu sakyti, kad neatsimenu
jokio bylo vienai per kitaip, tai tas klausimas niekada nebuvo pristatytas. Bendruomenė kaip organizacija turi labai mažai pinigų bendrai, tai iš tos pusės dar nebuvo svarstama ir dar nebuvo spręsta. Rimai, atsimeni, mes Detroit'e priėmėm tavo pasiūlytą indemnification paragrafą, kuris įtrauktas. Ir tam tikro prasme bendruomenė turi tam tikrą atsakomybę. Taip, ir su tuo tada bendruomenė sutiktų užmokėti išlaidos, jeigu esi žmogus trauktas į tokį teismą. Ir aš pilnai, žinai, mes apie tą kalbėjome, aš tą pilnai pritariu ir tą reikia daryti. Aš turiu sakau, iš praktikos, niekada nesu matęs, kad yra kas nors traukta, žinai, bendruomenė jokią bylą, kad tas buvo tikrai atsitiktų. Aš irgi niekada negirdėjau. Iš tikrųjų, prasme, tai įvyksta galbūt labai retai, tiesiog įdomu yra, kokia yra pozicija šiuo klausimu mūsų JAF lietuvių bendruomenės. Ir pozicija yra, mes apie tą kalbėjom ir buvo Arvydas ir dar kiti ruošia indemnity paragraph, kad bendruomenė apdengtų. Jo, mes tą įrašėme į įstatus. Dabar yra, aš išverčiau į lietuvių kalbą ir mes, reiškia, jau jį naudojam. Puiku, labai gerai. Sakykit, jeigu valdyba iškelia bylą prieš tam tikrą, tarkim, bendruomenės narį, atvirkščiai, ar neginasi, o šiuo atveju iškelia bylą prieš narį, ar tokiu atveju JAF lietuvių bendruomenė irgi prisima padengti tam tikras išlaidas, ar šis klausimas iš vis yra nesvarstamas? Aš sakyčiau ne, todėl kad tik duotų bylą, jeigu žmogus padarė tikrą žalą, kur būtų neapdengtas, žinai, fraud, embezzlement ar ką kito. Ir tai iš tos pusės, jeigu žmogus jau pavogė ar ką kito, tai būtų baisu, kad dar apdengtų, žinai, išlaidas. Tai čia gal kažkokios bylos, kur garbės teismas nagrinėja, nes turbūt dar ne visi turim supratimą, kas tai yra, kokias bylas nagrinėja garbės teismas. Kaltinimai turbūt apsiriboja būtent mūsų organizacijos įstatais ir taisyklėmis, ar ne? Taip. Kai tai nėra, tarkime, valstijos ar šalies teisminės. Bet čia va šitie čia, man atrodo, tik tai konfliktai. Skamba, kad jau atrodo kažkas turėjo. Aš kaip suprantu, aš pati buvau kažkada tai garbės teisme, tai čia, jeigu nebent kokioj apylinkiai kažkokie tai iškyla ginčiai ir žodžiu, tokie dalykai, nesusitarimai, kaip čia vienoje apylinkiai buvo dėl balsavimų, žodžiu, prieš 3-4 metų. Ar gali būti apylinkės pirmininkas, apygardos pirmininkė tuo pačiu metu? Neturėtų. O ar taisyklė yra ar ne? Nėra tokios taisyklės. Algirdai, o tas klausimas, atsiprašau, kur ar kelionės išlaidos traktuojamos kaip honoraras atlikėjai? Atsiprašau, kad kelionės išlaidos kas dabar apie honorarą? Taip, perkam bilietą atlikėjų iš Lietuvos. Ar jisai ir mes apmokam jį? Ar tai traktuojama kaip honoraras, ar kaip tiesiog išlaidos? Kelionės išlaidos. Ja, aš manau, kad tikrai nedaro didelį skirtumą. Jeigu tą daro, taip pat irgi aš žinau, kad dėl, sakykime, jūsų metinė tarybos susirinkimo yra apygardos ar apylinkės, kur nutarė duoti, žinai, užmokėti už kelionės, jeigu buvo per toli. Tai čia yra, žinai, išlaida, čia yra... Bet čia, man atrodo, ar nėra pagal susitarimą su tuo žmogum, kuris atvažiuoja, jeigu jis tas išlaidas galima įrašyti kaip honorarą. Bet jeigu man atrodo, kad čia susitarimo klausimas. Ja, aš neturiu, iš teisinės pusės tikrai nėra didelis skirtumas. Ačiū visiems, kurie dalyvavote, ačiū už jūsų laiką, klausimus, pastebėjimus ir atsakymus. Dėkoju ypatingai Rimui Domanskiui ir Arvydui Barzdukui, kad tikrai išsamei ir informatyviai pateikė atsakymus į mūsų paraštus klausimus. Kaip minėjau, persiųsiu visiems dalyvavusių vardus, pavardės, kontaktinę informaciją, kad galėtumėte bendrauti ir toliau klausti klausimų, kažkas dar neaišku. Taip pat bus paruoštas šitos telekonferencijos audio įrašas, kurį vėlgi persiųsiu visiems. Janina Udrienė iš
valdybos taip, prašė taip pat gauti štai audio įrašą, nes jinai ruošia naują vadovėlio, kas yra JAF lietuvių bendruomenė versija ir tikėtina, kad panaudos dalį šitos informacijos naujoje versijoje. Tai dar kartelį ačiū visiems, mūsų laikas jau visiškai baigėsi. Gražaus vakaro, iki kito susitikimo.